2010 metais leidyklos Vaga psichologijos klasikos knygų seriją papildė Rolomėjaus Meilė ir valia, Zigmundo Froido Totemas ir tabu bei Džėjaus Ingramo Proto teatras. Ar šios knygos skirtos tik specialistams ir psichologijos studentams? Ar jas nesudėtingai supras ir specialaus išsilavinimo neturintys skaitytojai? Aš manau, kad labai lengvai įkandama yra Proto teatras. Jinai, mano požiūrį, yra panaši į Discovery laidas, kuriuose pasakoja apie psichologiją. Kiekvienas skyrius parašytas labai įdomu detektyvinių principų, kaip buvo kažkokia problema, kaip kažkoks tai tyrėjas padarė tyrimą sensacingą, kiti su juo nesutiko, paskui tyrinėjo dar kažkokiu kitu būdu ir kas galų galiai išeina ir kaip viskas yra sudėtinga, kaip yra su mūsų ta laisva valia, kaip yra su sąmonė. Tai va šita knyga labai įdomi, įkandama kiekvienam. Freudas irgi yra fantastiškas rašytojas, rašo detektyviniu stiliumi ir jo knygos atrodo čia rimtas, klasikas, senovinis, ne velnio, jos skaitosi taip, tarsi jas būtų parašęs šiuolaikinis romanistas. Labai įdomiai, labai lengvai ir įkvepiančiai parašytos knygos. Rolomėjaus knyga gal pati sudėtingiausia, bet kita vertus, vėlgi, jinai nėra labai sudėtinga, kad inteligentiškas žmogus jos neperskaitytų, bet kokia filosofinė knyga yra sudėtingesnė už Rolomėjaus knygą. Jinai yra vis tiek dar gana paprasta, plus parašyta labai gražia kalba. Labai daug visokių poetinių intarpų, taigi ją irgi malonu skaityti ir taip pat labai sužinai daug apie tokį sudėtingą dalyką kaip meilė, kurio nieks nenori supaprastinti, kas tai yra patyrę.